Labadiena, sveikinamės iš Vilniaus miesto. Futbolo klubo Žalgiris namų stadionas priema įspūdingą moterų futbolo šventę. Lietuvos moterų futbolo A lyga pristato mums 6-ąjį turą ir šio turo pažiba tikras futbolo desertas. Sostinės derbis tarp futbolo klubo Žalgiris ir moterų futbolo akademijos Žalgiris MRU. Į aikštę dūmų užsklanda pakyla ir futbolininkės jau žengia į stadioną. Aplodismentų jūra ir 14 numeris Milda Liužinaitė, 15 numeris Ineta Šukšturytė, 17. Aikštės šeimininkės, puikus šansas pasižymėti, turi reaguoti Darija Mikuckytė. MFA Žalgiris MRU atlieka smūgį iš distancijos ir Uhalo. Perdavimas į priekį. Čia MFA Žalgiris MRU vyks į Gargždus. Puikus šansas pelnyti įvartį. Galimybė štai taip atlikti manevrus. Dar vienas David perdavimas link Adugbės perdavimas. Ir ar kas nors jį uždarys? Pasiekė kamuolys durų. Atgaliop. Lazdauskaitės proga. Turi reaguoti dabar Aušri. Smailytė. Suvaldo kamuolį. Dabar susiduria Topal ir rodo man geltoną kortelę. Valerijai Postol ir jis buvo atimtas. Dabar Lazdauskaitė. Puikų perdavimą link Adugbės atlieka. Adugbė pelno įvartį! Olamide Sandra Adugbė veda į priekį MFA Žalgirį MRU ekipą. Bet visos puikus raktinis Lazdaus. Jos perdavimas. Tas perdavimas link Adugbės. Adugbė jos manevrai su kamuoliu. Tokia kantrybė ir smūgis prie pat vartų virpsta. Vida prie Lietuvos moterų futbolo populiarinimo bei vizualinės klaidos. Tolimas smūgis įvartis! Rezultatas tampa 1-1. Kovoja dėl kamuolio Klevinskaitės. Perdavimas link Valikoninės. Sakė Irina Topal. Įvertinsim dabar šios situacijos rimtumo, o komandos draugės tuo tarpu rengia savo kontrataką. Blokšti kamuolį kiek įmanoma tolėliau. Višnių futbolininkės. Po to pelnyto įvarčio FK Žalgiris tikrai suaktyvino savo veiksmus puolime. Tolimas smūgis ir dar vienas efektingas įvartis! Ką mes matom? Toks perdavimas ir šansas Valikoniniai, bet suskumba prie kamuolio pirmiau varžovės, o jau turi dabar jau kažkokių nustebimų. Ir tokių bandymų. Išlaiko kamuolio kontrolę, nes perdavimas. Ir čia nelabai patogu nutolinti kamuolio tokiau. Pabandė dargi išeiti ir Rasa Grigonė parodo geltoną kortelę. Katalizuoja įvykius, jos perdavimas į priekį, nesuspėja. Kontreras turi šansą pasižymėti ir čia fantastiškas. Dabar visgi komandos draugas praranda kamuolį ir čia gali sekti atsakomasis įvartis. Lazdauskaitės proga ir koks fantastiškas vartininkės. Pažemė Lazdauskaitė link Adugbės. Šupelytė link Adugbės ir koks tęsinys. Oinjola. Žektoriai sutelkti. Stadione ir išties padėjo taip. Suranda dabar komandos draugė ir ciniška. Dabar Topal rodoma ir kortelė į atakas. Dabar bando savo spartą aktyvuoti Adugbę. Jos perdavimas ir čia Šukštulytė. Salės futbolo, dabar Lazdauskaitės manevrai. Gerasis perdavimas link Adugbės. Adugbė ir pavyko jai pelnyti įvartį. Olamide Sandra Adugbė. Taip pat antras šiose rungtynėse palengvėja. Nudžiugtų, jeigu būtų palepinti dar vienu įvarčiu, čia labai Taip, tai yra raudona kortelė. Žiūrovai su pusė įdėmiai stebi, kaip išsiruklio ši situacija. Penkevičiūtė. Ir čia klaida, čia yra galimybė bausti varžoves, ar pasinaudos šio proga. Višnių komanda rikiuoja savo gretas naujai atakai. Liužinaitė bandė pristatyti Adugbę. Dėkingas šansas atlikti smūgį. Šis kūrybingiau pasirinko. Durų. Ir ką tik tai nuaidėjo Rasos Grigonės švilpukas, skelbintis apie susitikimo pabaigą, skelbintis apie lygiąsias rezultatu.
2-2 futbolo klubas Žalgiris bei moterų futbolo akademija Žalgiris. Mykolo Romerio universiteto komanda mums padovanoja įspūdingą futbolo vakarą šį sekmadienį.